Šie du nuostabus ir laiko neturintys jaunuoliai sugalvojo, kaip per parą pamatyti kuo daugiau pasaulio. Šįkart mesime strėlytes į žemėlapį, kur pataikysime, ten turėsim ir nukeliauti. O kad būtų dar įdomiau, negalėsime palikti lokacijų, kol abu nepataikysime tiesiai į 10. Tam turime tik 24 valandas, lengva nebus. Labas gerbėmiai žiūrovai, sveikiname su jumis iš dar vienos paros serijos, tik tai pirmą kartą paros istorijoje mes dar nežinom, kur keliausim ir sveikinamės dar gerokai prieš kelionę dėl to, kad kur keliausim mes nuspręsim dabar. Kaip tai padarysime, Alvai? Labai paprastai, tiesiog dursim į žemėlapį. Dursim ne bet kuo, o su strėlyte iš 2,30 cm atstumo. Šausim į žemėlapį vieną strėlytę, tada antrą strėlytę ir kur jos nusileis, turėsim nuvažiuoti kuo tiksliau į tą vietą Europai, abi vietas aplankyti, abi strėlytes paimti, susirinkti gyvai nuo žemės ir grįžti į Vilnių. Gerai, įlendam į kadrą, čia ir pasirodome ir šitas kadras karpomas nebus, ten kur numesim strėlytes, ten ir keliausim. Pirmoji krenta Evaldo strėlytė. Susikaupiam ir Vokietija. Deutschland. Pasižiūrėkime iš kur į ją atkeliausime. Vokietija. Dortmundas ir vidury niekur. Čia yra strėlytės, kurias pataikėm į Vokietiją. Viena įkrito virš Nürnbergo. Kita prie Dortmundo netoli. Jo, taip. Tai mūsų laukia smagus pasivažinėjimas vidurio Vokietijai. Einam planuoti kelionės. Žiūrim bilietus, žiūrim mašiną. Varom. Guten Tag, hallo, wie geht's? Guten Tag, hallo, wie geht's? Pagaliau man to mėgstamiausia šalis, skrisim, kur tik bulvės ir mėsa. Tik šniceliai, dešros ir alus. Jau mus filmuoti. Jau tikriausiai mus filmuoja. Sveiki. Sveiki, atvykėmės ir vėl čia. Vilniaus Čiurlionio oro uoste. Berniukai ir mergaitės, mes neskirstum, mes mylim visus. Bet mergaitės pilnametės, nepilnametėm nesveiki. Sorry, dar negalim sveikintis legaliai. Tai žodžiu, mes esame kaip ir jubiliejinėje, 10-ojoje paroje. Para? Normal. Skriskite kartu su mumis, bičiuliai. Matėte jau pro epizodo pradžiai, kur skrisim? Pamatysit. Kaip seksis gaudyti koordinatės, pamatysit. Jeigu Šiandien laukia viskas daug gerai, kelio, tai daug pamatysit važiavimų. ir Latvijos parodysim jums. Išskrendam dabar į Rygą, susipažinti su broliukais ir duoti vieną jausį už tą šlapenkę šaltibarščius ir visus krienus. Jo, o dabar patys krienų neprisidarykim. Gerai, tai susitinkam tuo, čia net nebandykit Jums tai net netruks, čia padarys katą ir jūs jau būsit Rygoj. Ir tada katas ir būsit viso žiūrėti tokias serijas, tai jums be pigų yra, kurios sumontuotus yra. Įsivaizduokit žiūrėti nemontuotas serijas. Įsivaizduokit, reikėtų žiūrėti visą oro uosto Visą, laipinimą. kaip pereinam, kaip Evaldas su kratu, su tazeriais. O gal daryti, pavyzdžiui, mūsų Patreonam sumontuotas serijas, o visiems kitiem nemontuotas. YouTube nemontuotą seriją mes... Nu gerai, šiandien dar apšnekėsim. 16 valandų footage. Kol kas įsijungiam, nes tuoj stabdys mūsų apsauga. Viskas, čiau. Visiškai nėra laiko, jau pradedamas sportas. Po 20 minučių Išskrenda lėktuvas, tai reikia labai skubėti ir negalim. Ką, biški švyturio nealkoholinio, ačiū švyturio nealkoholinis, kad mūsų visą laiką taip maloniai išlydi į kelionę. Skubam, aišku, daug laiko neturim, toj bordins. Jau bordina. Bet tai viskas gerai, čia pašaukė visą laiką. Aš kiek buvęs mane visą laiką asmeniškai pašaukė oruos. Būna tas kartais, kai pakyli, tada jaučiasi... O ne. Nori biški švyturio nealkoholinio. Gal galėtum tu pasakyti žiūrovam, kad mus žiūrėtų, nes mums labai reikia tavo auditorijų. O labai lys žiūrovam į subinę, ar paprastai. Tai gal pasižiūrėkit šitą video, žmonės tikrai stengiasi ir dirba. Nu, gerai, iš tos nevilties net ir biški viskas, šiek tiek. girdi žiūrovas. Pažiūrėk šitą video. Geriau pasidarys. Apsvaigsit nuo kelionių magijos. Taip. Kol jie svaigsta nuo Švyturio ekstra nealkoholinis. švyturio ekstra nealkoholinis plus. Pro Max. Žodžiu, buvau stikęs draugelį vieną barą į Svalbargą. Koks jis svoločius. Am I right? Atsiprašau, čia Jo, šiek mat. Kaip? Be mane čia varėt? Ne, ten Nes aš dar nebuvau nuėjęs. Manau, man pats metas išsijungti. Tai čia gėjų kelionė? Ne, o turėtų būti. Nu, taip atrodo. Viskas atitinka, visi
pagal visus kriterijus. Mes negalim Jeigu- sakyti tiesiai į eterį, krenta peržiūrės iš karto, bet šiaip. Žiauriai panašiai, žinok. Pradžioje gal atrodė, kad ne, bet dabar. Nuo to karto, kai mes šiaip apskritai pasilaižė, man bet kuri kelionė jau panašėja, kad F-ka Dabar net tiesiog... iki kiosko nueit gėjų kelionę atrodo. Gerai, viskas, įsijungiam, einam į Rygą. Norėjau pasakyti, Evaldai, tu laikai pagiežą Latviam. Kodėl yra susiklošius tokia situacija? Kodėl laikyti pagiežas ant Latvių? Kodėl? Šaltibarščiai su garstyčių šlapenka. Mes tai tuoj paragausim, beje, Jie prie šaltibarščių siūlo duonos. turinio vardan užsisakėm šaltibarščių, tai užsisakėm išjuokti ir išjuoksim ir varysim į Hamburgą. Thank you. Ompa. Pakritikuok, ne. Ne, nu šiaip Ne. Kažką blogo sakyti. Šiaip tinka garstyčios šaltibarščiuose. Čia jauti garstyčias? Aha, ir man patinka. Baigė, Evaldai. Mes Evaldą prarandam. Evaldas pradeda mylėti Latvius, kažkas ne taip. Ta prasme, aš bijau, kad jeigu iš šlapenkos būtų, aš manau, kad čia visai nieko būtų. Baigė, Evko. Kas toliau? Palauk, o kaip duona? Žirnių užsisakysi? Ne, duona tai... Nu, tu nedėk ten, tai aš dar valgysiu. Tai aš ant savo duonos kampo pasidėjau. Laikyk savo duoną. Nutinka garstyčios šaltibarščiuose. Negaliu, žinok, patikėti. Nutinka garstyčios šaltibarščiuose. Burakėlį tai sunkiai kramtosi. Bet čia latviški. Bet nutinka garstyčios šaltibarščiuose. Dabar yra po 7:12, esam Rygoj. Labai malonu pabūti Latvijoje gerą pusvalandį ir išvykti tiesiai iš Latvijos. Geriausiai Latvija, šiaip pusvalandžiai, tai Latvija puikiai, jeigu turit pusvalandį, kada nors aplankykit Latviją. Ir būtinai paragaukit šaltibarščių su garstyčiom, žinokit, nebegalėsit valgyti paprastų šaltibarščių. Į centrą tai net nevažiuokit, užteks oro uosto, žinokit. Latvija tobuliausiai yra jungiamiesiems skrydžiam. Gauni tiek Latvijos, kiek jas tau užtenka metam. Oi, sočiai. Ką tu veikiai dėl tu telefonė visą laiką? Niekur nebesivešim tavęs jokias kelionės, jeigu tu visą laiką. Pasirenku, kur man įdomiau tiesiog. Kai vaikas gims irgi taip telefonė sėdėsi. Šiaip, naujas epizodas, naujas naujienos, pasirodo su tėtuku keliaujam jau. Su tėtušiu jau. Vienas viengungis, kitas tėtušis jau. Tai bet tu jau yra... Viengungas ir tėtušis, naujas projektas. Viengungas. Vientušis. Tai vieną kartą jau žinojai, kad čia... Tai aš nežinau viešai, kad dar negalėjau sakyti, kad žinau viešai. Okay. Aš tai jau žinojau dar prieš kokius 2 metus. Aš ties Kad jie Italijos manęs čia. seriją jau žinojau, kad jūs skiriatės. Mes dar Norvegijai cepelinus virėm. Mantelis sako, aš kokį cepeliną įraičiau. Nu. Tu dar sužinosi. Nežinau, kaip Mantelis žinojo, kad Dieva nes čia tiek anksti. Prieš Ievą dar gerokai. Prieš Dievą, Dievai dar net nebuvo ženklų neštumo. Ieva dar net nežino, ar jinai mama. Jinai tikisi, jinai nuotraukai tikisi, kad jinai mama. Darysi, sakė, vos tik tais, gims vaikas darysis testą. Vos pagimdo, Ar daro tikrai aš testą, čia ar aš nepadariau mama. su kokia kita moterimi, jei neužtaisiau. Neįdėjai slapta naktį. Kaip tas ten paukštis, kur sėklos maišelį išima ir įdeda. Jo, nebeatsimenu koks. Ką prisimenu, tai prisimenu, kad paukščiai taip elgėsi. Išima sėklą iš kitos ir įdeda savo. O tą išimtą nežinau, ką jie daro, brat, suvalgo ar išgeria. Krypas. Dabar yra 8:30, mes pasiėmėm mašiną, tiksliau mums davė mašiną. Tos, kurios nenorėjom. Norėjom Golfą, davė Tauraną. Nenorėjom Tauraną, sako, susimokėkit 5 milijonus eurų, mes duosim jums C klasės mašiną. Rodė nuotrauką Mercedesą. Būtume susimokėję, būtų davę Škoda Superbą. Mes visiškai šiaurėje. Taip, jaunam, davai, važiuojam, kur man varyti, sakyk. Tai tave galima vadinti meška šiauriai. Nu, savotiškai. Gal nepageidaučiau, bet vadint galim. Taip, mes apsipirkinėjom, mes viduryje epizodo apsipirkinėjom. Tai čia, man atrodo, ar ne čia? Ne, tai Elonas čia. O kur mes esam? Mes esam dabar netoli Dortmundo.
Ne, man šalį sakai. Vokietijos. Okei, tai čia bus šitą. Mums reikia pakilti jau čia į apačią. Čia, žinai ką, čia aš matau pagal struktūrą, tai čia vokiškas ozas. Jo. Labai jausmas kaip ozo. Jo. Opa. Vieną tokį. Rim pigų variantų už 15 eurų. Mums nereikia brangaus. Čia dar ir su strelytam. 6 vienetai dar strelyčių įdėti jo. Oi, tai čia viskas, ko reikia. Darau unboxingą, Jori. Man atrodo, perlaužiau ką tik lentą. Ai. Nesakyk Mantui, bet man atrodo, ką tik sulaužiau lentą. Bereikia tik vinies ir prisikalsim kur nors prie medžio, kur bus taškas. Nuvažiavę į tą tašką, kol su Mantu nepataikysim į centrą, kol nebus bulzajaus, tol negalėsim iš tos lokacijos išvykti. Tai gali būti, kad mes liksim prie Dortmundo šiandien kažkur ir visą vakarą bandysim pataikyti į bulzajų. Norėjot pramogų, blemba? Norėjot įdomaus video? Prašom. Mantai! O, išsigandau, kad nebėra tavęs. Tavo amžiai jau žinai vis tiek. Paklysti jau sraigtas patikelt reikia. Jau su tavim kaip su grybautoju, toli negali eiti be švilpuko. Sveiki, sveikinamės iš GoPro, tiesiai iš vairuotojo perspektyvos. Buvom sustoję prieš kokias geras 2 valandas, gal 2,5 degalinėje ir pasakiau, Mantai, gal aš vairuoju. Ir jisai man sakė, tu nemoki vairuoti. Mantai, kas ką tik nutiko? Mes nusifotografavom. O, ne, dar prieš tai kas nutiko. Praleidai įsukimą. Praleidau posūkį. Jo, tada kas po to nutiko? Tada apvažiavom. Jo, ir dabar? Sukom, važiuojam jau gerų kelių. Tai geros žinios, gerai, yra 2 žinios, gerai ir blogo, nuo kurios pradėti. Nuo geros. Apsisukom ir važiuojam gerų kelių, viskas gerai. Bloga žinia? Per greitai. Per greitai. Pagal Vokietijos įstatymus esą važiavome per greitai ir manau tuo momentu, kai išlindo paukščiukas, apie 20 km per valandą buvo greičiau nei vokiečiai norėtų, kad mes važiuotume. Buvo šansas pamatyti ženklą fotoaparato, Ne. jeigu būtum kreipęs dėmesį į kelią ir būtum geras vairuotojas. Net jeigu būčiau žiūrėjęs į kelią, nemanau, kad būčiau spėjęs išvengti. Ai, tai tu manai, kad čia buvo slaptas stacionarus radaras? Aš manau, kad čia apskritai yra norėjimas susidoroti su... Aš manau, kad čia Su yra... gerais vairuotojais. Dėmesingais, gerais vairuotojais, kurie nepraleidžia įsukimų, nepraleidžia ženklų. Liam, iš kur tas čia? Stovėjo traktorius. What? Stovintis traktorius. Tai va, tai malonu su jums pasveikinti iš priekinės GoPro kelio kameros. Norėčiau gal atsukti priekį, kaip video registratorių naudoti, nes manau, kad susimatysim per kitą kokį nors mantelio burtą. Kaip sakant, iki kitos baudos. O, žiūrėk. Ai, pravažiuosim, ane? Šunkelis. Mes čia pataikėm. Mes pataikėm kažkur. Šiaip crazy pagalvot, kad kad ne į mes laukus. Lietuvoje metėm strėlytę ir vat į tokį dalyką pataikėm Europai kažkur ir dabar aplankom tą vietą. Man sunku suvokti, bet faina suvokti. Va čia. Dartą numetėm va čia prie aguonų. Prie aguonų. Atsargiai, čia jau prasideda dartas, jo ir neatsitrenk. Gerai, žiūrėk. Pirmų smūgių. Bulzajus. Bet žinok, mes čia prisižaisim. Kaip? Pataikė į mašiną. Tai tu netaikyk į mašiną, tu taikyk į centrą. Ai, blema, nespratau iš pradžių. Žiūrėk, 1 metras, 2 metras ir dar 30 cm. Gerai, čia iš bulbeno, iš kukurūzo. Triplė. Jei rinktum taškus... Oi, arti buvai. Kaip manot, grįšim į Lietuvą? Dar gerai, kad tas bulzajus juda nuo vėjo. Palaikyt. Geras. O, vaikinu. Kaip manot, kiek strėlyčių prarasim? 13,59, jeigu NATO laiku. Papa! Oi, šitas jau buvo arti visai. Čia, ne? Full insurance. Netidaro bagažinės grąžinus mašiną. Nepažiūrė, ar apmėtytas strėlytėm ar ne. Ai. Kiek laiko praėjo?
3 minutės. Kodėl jos taip? Pagreitinsim O biškį. šitą, ne, reikia grinai bullseye? Reikia grinai bullseye. Davai. Oi, šitas dar blogesnis. Šitas nelabai veikia. Matai, neapskaičiavom, kad vėjas pūs. Šiaip tai čia visus į centrą būtume jau sumėtę. Kaip dartuose, tai visai gerai šiaip sektųsi. Tų taškų tai čia. Reikia pradėti mokytis vokiškai. Opa! Oi, tu pažiūrėk, Jori, kiek arti buvom išvažiavimo iš čia. Ai. Ir dabar jau sunku. Dabar jau ta blokuoja. Eik, tu juokauji. Atsitrenkė į bulzajų? Į šitą metaliuką bulzajus. Ai, Tu juokauji. O, 3:18, šiaip gerai. Nice. Praėjo 10 minučių. Nice. Oi, Yra? Nėra. Žalias. Sėkmės su tokiu vėju. Oi! Dar vienas žalias. Pataikyta yra 4 kartus į žalę. Gerai. Gal taktika yra duoti vienam mest. Pabandom, davai. 6 iš eilės. Imk, davai. Aš tau padavinėjai, tu mes dabar. Davai minutę, vienas minutę kitas, davai, go. Per vieną seriją. Bet pažiūrėk, pataikiau 2 srelytės vieną šalia kitos. Gaila tikslas ne toks. Gaila namo negrįšim. 8 kartai į žalę. Tu juokauji, 2 į žalę dabar, 2 į žalę tiesiog. Mano, aš per artimiausias 3 minutės pataikysiu, žinau. 25 jau. Gerai, viskas žymiai sunkiau negu aš galvojau. Yra! Dabar liko tik aš. Dabar liko tik kreivarankis. Tu buvai teisus per artimiausias 3 minutės ir pataikai. Taip. Važiuojam. Buvo. Bet iškrito. Bet yra. Skaičiuojam? Ką darom? Skaičiuojam, pataikiau šiaip į bulzavį, tik neįsmigo. Eik, Bet davai. kaip dartuose, Davai. neskaičiuoja, jeigu iškrenta. Man atrodo, ne. Pataikiai vieną, gali ir antrą F. Pavargo rankytę. Aha. Davai, F, visus aplinkui mėtai. Ai, žalias. Gali. Davai. Per 3 artimiausias minutės dabar F išpildysi. Gerai, įsivaizduok, Evaldai, kad vidury yra tavo gyvenimo meilė dabar. Davai. Nauja. Negerai, keičiam taktiką. Įsivaizduok, kad per centrą yra VMI direktorius. F čia važiuoja. Oi, kokį Pala, pjovį. paprašysim, kad prapjautų. Atvažiuoja traktorius. Varom, traukiam. O tai gal užskaitom tą vidurį? Ką? Nu yra skylė, nu pataikyta yra į centrą. Nu išpūtė vėjas, sunkiausia sąlygom. Nu blemba, žinai. Nu bet pataikyta, Žiūrovai pažiūrėk tai ir giliai. žiauriai, žiūrovai tai žiauriai. Tiek pat įstrigę, kiek pas tave. Nu bet užskaitom žiūrovai, nu pažiūrėkit, čia buvo įstrigę. Na gerai. Tu ieškai lengvų kelių jau. Aš ieškau kelio namo. Beje, praradom ir vieną strėlytę. Didvyrį. Kažkas turėjo nukentėti. Kiek čia? Vienas. Nu, aš šitą.
Na, vaikinai, norit namo? Jo, jau šiaip. Tete, kada mes važiuosim? Kai įdursi į raudoną. Tete, aš noriu gerti ir jau nebenoriu to nealkoholinio alaus. Kodėl šitris nealkoholinis tau netinka? Tinka, tiesiog jau per daug. Nu, davai. Įdūriai! Per kiek laiko? Per kiek laiko? Per 37 minutės. Viso labo. Viskas. Oi, sorry. Varom, let's go, 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 go! Už 240 kilometrų. Tipo, šitų dabar 200 km. Jo dabar. O, ne. Tu juokauji? Ne, jis nėra taip toli tas taškas. Jisai yra prie Nürnbergo. Mes grįžtam į seriją. Eik, tu juokauji! F-ka tik tai man davai kelią greitai. Dabar jau reikės atlošinėti laiką. Ir reikės labai taikliai šiaip mėtyti antram. Turim 0 papildomo laiko. Kur tau? Taigi, žiūrovai, rodo, kad mes sekančią lokaciją būsim 7 valandą, jeigu viskas gerai. Jeigu ne viskas gerai, tai būsim gal net pusę 8. Mūsų skrydis yra 21:50, oro uoste reikėtų būti 20:50, valanda nuo paskutinio taško yra, tai mes turėsim... Valanda su viršum. Valandą 15, jo, dar kokie kamščiai, dar kažkas dar, nu aišku, naktį gal nebūna taip jau kamščio. Tuot mašiną dar, nu sakykim, mes turim dabar paspausti. Dar gerai, kad prieš tai viršijau ir nufotkino. Gerai, kad prieš tai autobane nevažiavai, kiek reikėjo, važiavai ant 100. Ne. Irgi šiaip noriu pabrėžti žiūrovom, kad atsipalaidavęs skrolinai tą lefę už vairo. Skrolinimas nesusijęs su tuo, kad aš lėtai važiavau. Susijęs? Ne. Tai gerai, jeigu nori, aš galiu skrolinti ir greitai važiuoti, pasižiūrėsim, ar tau saugiau tai bus. Kad greičiau tai faktas. Nu ką, turėsim kokias 15 minučių pataikyti į centrą. Jeigu per 15 minučių nepataikom, tada daug laiko turim. Tai mėly žiūrovai, dabar yra 14:41, susimatysim arba sekančiai lokacijai laiku, arba pamatysit per žinias, kaip 3 lietuviai žuvo su taranų nuomotu. Pilna, ir sakė, radom pažinį tik strėlyčių. Taip, užsipylėm kuro, pakakojom, pasisiojom, dabar yra po 4:15. 50 litrų, 123 eurai. Panašiai sumokėjau šiaip Lietuvoje, už 50 litrų sumokėjau 100 eurų. Jo? Circle K 2 eurai už dizelį. 2 kem 1 čia. Nu tai beveik. Vokiečiai. Beveik gyvenam kaip Vokietijai, ponai ir ponios, o dabar sėdame mašiną ir važiuojam, nes kėlinės munka, triusiai kai kyla į supinę lenda. O mums reikia, kaip sakoma, skubėti, mums dar tu sumėtyti. F-ką greičiau nuskubėti reikia, nu. Palauk, pasimečiau. Kur mes man šitą? Šiukšlinė. Ir čia nėra šiukšlinė. Važiuojam, eik tu durnas, nėra šiukšlinė. Va, ten šiukšlinė. Pazumink va ten, kad žiūrovai matytų, kad nesam svoločiai ir sukčiai. Koburgas tiesiai, kaip ir metėme strėlytę žemėlapyje, vienoje kelio pusėje buvo Koburgas, kitoje mes numetėm strėlytę. Tai dabar mums liko apie 8 km iki... Kam tu paspaudėjai, Vis laikas pausk spater. Špėter. Ieškosime dabar tos vietos, kur mes pataikėme strėliukę. O man tai, tu gerai leidi laiką. Aš žinok, dabar tai vidutiniškai praleidau, kai jūs čia miegojot, jūs čia rašinėjotės. Bet tu palauk, tu skrolinai visą pusę autobano telefoną. Kodėl 2/3 gal ne pusė? Nu, bet daug gavosi. Ne, iš visumoti daug. Skambinai žmonai, skambinai tai kitai moteriai, kuri vardu mane. kažkokia tai Aistė. Bet tu suprask ir mane. O ką man Žmona Lietuvoj? neš čia sodybai, No. o tu Aistį skambinėjai. O tai tu nori, kad aš prie žmonos nešiau skambinčiau Aistį? Tai- Tu gal išprotėjai Tai bent ne prie manęs. Tu bent turėk Aš logikos. tai Ievą nors gerbiu, kiek. aš tai jai Bet tu pasakysiu. dėl to ir įsiskyriai, blecha. Tu vat nemoki... Už nugaros, nemoki dviejų nuslėpti. gyvenimų gyvent. Tai niekaip Jo. nesiderindavom antros šeimos su pirma šeima.
Nemanau, kad jie sutartų. Aš va šitai, pririšęs galėčiau 4-5 šeimas. Valdyti vienu metu. Niekada net neprasilenkti. Va dėl ko tave gatvėje Aštunkoju vadina. Man tas Aštunkojus Bartuševičius. Taip galėčiau padaryti, kad aš visose būčiau mylintis tėvas. Jo? Jo. Visiems laiko užtektų? Absoliučiai. Aš 3-4 gyvenimus galėčiau, manau, gyventi. Jo? Kokybiškai, jo. 6-7 imčiau, jau mane pradėtų parašinėti. Bet 3-4, jeigu aš imčiau, aš visus profesionaliai. O tu vienam mieste galėtum, ar jau reikėtų per Lietuvą išmėti? Nu, va, tai jaučias, kad su pradinuku kalbu. Mane visos šeimos žinotų kaip visiškai, vienoje šeimoje aš būčiau Stalius, vienoje šeimoje aš būčiau jau 3 metus komoje leidžiantis tėtis. O kaip suderintum su to, kad tu žinomas žmogus? Nemanau, kad, žinok, visos mano šeimos būtų lietuvių šeimos. Va, kur šuo pakasta. Jo. Sakiau, kad keliukas, nesakau, kad kelias. Čia mažas keliukas. Tai neturim laiko man ten, miški kelinis. Ar man prisisiekt prie kelnių? Šiaip nėra, kad pasaulyje, kur be mestum strelytę, didelis šansas, kad pataikysi į laukus. Ne? Jeigu Europa, kur išvystytas žemės ūkis, tai tikrai, kad dirbamus laukus pataikys. Didžią dalį laiko. Tai mes esam beveik vietoj, bet pavažiuojam čia tiksliau į kitos. Jo. Gerai. Nu, graži aplinka klausyk. Nu, blemba, gerai, čia numetėm. Lietuvoje, skaityk, nėra tokių. Lipam lauk, nežinamės iš mašinos, parodysim, kad neišdūrinėjom. Žiūrėkit, ką aš jums parodysiu. Žiūrėkit. Čia va, mūsų taškas. Gali tikryti, va. Koburgas vienoj pusėje buvo. Kitoj pusėje mūsų strelytė buvo. Jeigu yra netikinčių, tai jūs man tada paaiškinkit, kas čia. Koburgas toj pusėje. Strelytė kitoj pusėje. Nu, bet esmę supratot, manau. Mes esam, va čia strelytė, pasu kamerą, čia strelytė, milžiniška strelytė. Gerai, o dabar žinom visi, ką reikia padaryti, kad galėtume judėti toliau, šiuo atveju namo. Pakabint taikinį. Opa! 1, 2, 30. Nu, mano čia. Biški toliau nei praeitą kartą. Manau, kad čia va darom. Mums gerai bus. Šitas kelias. Jo, žiūrėk, iš pirmo. Iš trečio. Kad tu visus visiškai ne į tą pusę metai. Lemba toliau. Bet ramiau vėjas mažesnis. Aha. Greičiau namo parvažiuosim. Biški arčiau, žinok, beveik visi kliudo tą. Čia, manau. Reikia paskubėti, žinok. Antelį. Neturim laiko lelekint. Laukia mūsų Nürnbergas. Nürnbergo teismas. Mes dar nesusisporinom šiaip. Žiūrėk, aš sakyčiau vakarienė skamba neblogai Nürnbergo oro uoste. Kas stato? Taip? Statom Vilniečiams. Yra tokia reklama Vilniui. Eik, tu savo kaip pakriko. Eik, tu pametė strelytį ir be sparnelių dar. Ateik padėk paieškot. Daugiau laiko praleisi ieškodamas, negu kad mėtydamas. O tada kas bus? Šiaip pabydna. Aš buvau pataikęs, ne? Aš nemačiau, ar ten raudonas buvo? 5 skylės raudona myra. Tai pataikiai tada. Pataikiau raudoną ir iškrito vėl. Tai čia esu realiai jau 3 kartus pataikė šiandien raudoną. Šiaip žalias skaudžiau negu nepataikyti. 15 minučių. Šiaip žinok, teoriškai mums jau reikėtų važiuoti. Jo? Jo. Eina, nafik, mantelį, davai susikūpiam. Opa, tik pasakiau.
Wow, mes jau beveik 20 minučių. O. Gal galvoju, kad šitą kartą bus lengviau, Aš irgi. stebuklingai. Aš įsivaizdavau, kad o dabar tai jau viskas, pasitreniravom. Vyrai, susikaupkim. Eiktų savo. Tik blogiau atrodo dabar. Prieš tai atrodo buvo atradęs metimą ir vėl pamečiau. Sunku atras metimą, kai lenta subuoja ir vėjas pučia strėlytės. Bet čia, va, pavyzdžiui, šitas čia nebuvo nei vėjas, nei lentam, čia šlodorius. Maldauju dievulį, aš noriu namo. Toks religingas, ką tik pasidariau. Šitas už Jėzų Kristų. Šitas už Dievą. Šitas už Mariją. Nebeturiu, žinok, net žmonių, už ką mest. Šitas už Moniką Lių. Šitas už Vitaliją Katunskytę. Už Edmundą Kučinską. Už Rytį Ciciną. Šitas už Sigutį Jačėną, Elankenį. Šitas už Kibir Vaiduoklį. Ir už Tetą Betą. Už Vytautą Mikaitį. Už Rytį, nesvarbu, už Tiškevičių. Netaikliausias. Už Kasparą Vaiduokliuką. Už paprastą Kasparą. Už Vaiduokliuką paprastą. Šitas už Mindaugą Laskovą. Už Mantą Katlerį. Už Nifnifą. Už Nafnafą. Nafnafą. Nufnufą. Nufnufą. Rolandas Paksas. Vytautas Šustauskas. Vytautas Šapranauskas. Visi trys baisiai gerintis. Už Kasparą. Merkelį. Baltazarą. Už Jasoną Stathamą. Už Briusą Vilisą. Už Žaną Klodą Van Dammą. Niekas nepadeda, žinau. Aš žinok, jau nemesiu už žmonės. Ne? Aš už save norėčiau jau. Eik. 25 minutės. Žalias. Mes greičiau. Mes, nepasiduok. Mantelį, tikėk savim visą laiką. Kas iš to? Mes praeitą kartą per 3-5 minutės ar 3-7 pataikėm. Čia gali būti, kad man atrodo, mes buvo. virš valandos čia gali būti. Jeigu virš valandos negrįšim namo. Niekad taip nenorėjau greičiau baigti kaip šiandien. Šiaip apšaudyta tai centras normaliai. Jo. Yes! Bet iškrito, bet pataikiau, antrą kartą į raudoną pataikiau. Nu turim užskaičiuoti, nesąmonė. Pataikiau vėl raudoną, buvo ant kameros, Jori, nufilmavai, buvo raudonom ir iškrito. Taip. Nemeluoju, antrą kartą pataikau raudoną. Ką darom? Nu turim užskaityti. Jeigu 2 kartus raudoną pataikai ir iškrita strėlytė, nu jau čia strėlyčių bėdos, jeigu jom nelaiko klinai. Aš tai užskaičiuočiau. 7 smūgiai raudono, matos, aiškiai skylės. Tai su šautuvu, jeigu pataikai ir kulkos nerandi, tai tipo nesiskaičiavo, kad pataikai. Ne. Jeigu buliaus akis būtų buvus, nebūčiau uždūręs, nori pasakyti. Ne, būtų apsiašarojęs bulius dabar. Nu jo, bet į akį tai pataikytų. Dabar jis sakytų, tu. Raudonas. Ištrauk. Yra! Čia yra pats viduriškiausias. Balzajus, viskas. 19-17, paskutinį 17. Mes važiuojam namo. Viso gero. Ačiū Vokietija, buvai nuostabi. Palauk, o ką mes... Sau čia reikia Čia į dešinę. Nu va, kaip jums ta Vokietija, klausykit? Kaip jums tie Vokietijos laukai, kaip jums Vokietijos gamta? Aš tai, pavyzdžiui, norėčiau Vokietiją nebegrįžti kaip ir Briuselį. Techniškai.
Baig, praeis laiko biškelį, pamatysi, žinai. Vėl dartus pamilsi. Nu bent ramu, kad užsidarėm. Antrą laiką kiek viršėjom nuo praeito? Apie 10 minučių viršėjom, bet 45 minutės mes mėtėm į bulzajų. Čia yra Kem 5 non-stopų mėtėm strelytais. Duot kaip gali rankas skaudėti po tokio. Varvolinų pilna jau dabar. Prieš atiduodant mašiną reikia išsimesti strelytės su taikiniu. Po 8:21 už valandas užsidaro vartai. Mes to įpilam kuro, grąžinam mašiną ir lekiam pas savo moteris. Tai yra, man tas varo pas savo moterį. Six, seven. Žinau, kad žiūri mano dukterėčia su sūnėnu. 6, 7. Linkėjimai nuo dėdės. Dėdė dar nesenas, dėdė dar turi paraką. Man tai aš turiu problemą. Mano lietuviškas planas paprasto prasto operatoriaus netraukia šitam užsienį. Tavo, žinai ką, Evaldai, tavo prasti planai ne pirmą kartą. Aš tau turiu pasiūlymą. Kokį? Ar esi girdėjęs apie Seilį, Evaldai? Toks geltona programėlė su tokia S juoda raidelė per Labai vidurį. daug podcastų reklamuoja. Jo. Dabar mes irgi esam reklamavę. Irgi esame, mes Norvegijai naudojom. Esam dėl to, Ir kaip kad aš Europos pamiršau, Sąjunga, dėl to, taip. kad mums Seilį ten buvo žymiai pigiau. Taip, nes per... Ablaukas, tu pamiršai tai dėl to. O Seilį programėlę atsisiųsti kaip niekad paprasta. Žiūrėkit, padarom taip. Nuskenuokit QR kodą šito ekrane, atsisiųskit Seilį programėlę. Nejudink QR kodo. Jūs atsisiųskit Duok QR... nuskanuoti, tegul nuskanuoja. Nuskenavot. Jeigu nuskenavot, įsideigėt Seilį programėlę į savo telefoną, panaudojot kodą Kiemo draugai, gaunat išskirtinę 15% nuolaidą, įsidiegę programėlę su to nuolaidos kodu, einat per planus, kad ir kokioje šalyje būtumėt, kur be nusileidžiat, cakt, įsijungiat ir ten eSIM kortelių planai. Nereikia jokių fizinių kortelių. Aš parodysiu kaip. Va čia dabar žiūrėkit, man ant pilvo atsiras viskas. Eina planai, Va. 5 GB, 20, kiek nori gigabaitų. Gaunat 15% nuolaidą, ar staupat pinigų ir va, cak, keli paspaudimai, čia matosi, kaip per teletabį, susidėjo kodai, pasirinkot planą. Šalis, pasirinkit šalis, parodau šalis, va, kokios yra šalis. Ir viskas, ko reikia, tai pabaigoje įdėkti eSIM kortelę, telefonė aktyvuojas eSIM kortelę, einat ir roaminat, einat ir ir galit kaip nusileidę, kaip kai kurie žmonės, eiti ir kalbėti video call. Taip, mama, labas, aš esu pagaliau Vokietijoje, tuoj greitai grįšiu, viskas. Ir tų gigabaitų, jeigu pasibaigia, dar nusiperkat. Ir net nereikia nei fizinių kortelių, nei savo senos atsikratyti kortelės, nes čia eSIM kortelė. Ne, čia iš vis jūs pamirškit tas korteles su tom savo kortelėm, jau biškai jūs užknisat. Va, Veskit tas korteles, nu nebūkit. Siunčiate Seilį programėlę dabar ir nuduot kodą Kiemo draugai. Dar kartą. Duodam skenuot QR kodas, siunčiat programėlę Seilį. Dabar aš sugniaušiu QR kodą. Vup, nebėra kodo. Noriu, kad matytus, kaip įkrenta. Ir žiūrėkit. Kodas Kiemo draugai nuolaida 15%, tik tarp mūsų. Galite panaudoti kartą, ne cheating. Aš nustumiu jau kodą, gerai? Stum kodą. Viskas. Naudokit Seilį, siūskis problemė, naudokit tik Seilį. Mantelį gali rinktis vakarienę, kokią tik nori. Žiūrėk, yra bananų, yra sumuštinių. Čia nebus restoranų, tu išėgoji restoraninis ar uostas, tu pasiek čia kaip šiltnamis, atrodo, kurį pravažiavom. Einam, išrinksim laimėjai vakarienę. Einam. Tai gerai, tai yra McDonald's. Pala, yra McDonald's. Kur? Kur McDonald's? Nėra, ne. Nu, McDonald's 2 raidės didelis. Ne McDonald's. Tai kas ten tada tos? Einam bananų nusipirksim. Aš nenoriu tų tavo bananų. Croissant. Aš nenoriu croissant. Aš nenoriu. O tu ko nori? McChicken. Su bulvytė. Be bulvyčių. Su bulvytė. Nu gerai, bet mažą McChicken. Tai kitokio nebūna. Ne, žinai ką, ašgi išrinku, ką valgysim. Fileto fish, kaip tau skamba. Kaip tau, pavyzdžiui, žuvainis. Norėtum žuvainį? Norėčiau, kad iš vis nebūtų žuvainio. Teks valgyti žuvainį. Blemba, Valdai, nu čia būtų pravalas. Ja. Living. Šiaip žiūrovai mėly, mes žiauriai skubam į skrydį. Mūsų skrydis už valandos. Nežinom, ar spėsim. Fuck? O, meduoliai. 23 eurai. Bet čia šitie yra perlieti. Ai, tai tada gerai.
Šiaip keista, Ok. 1 valandą 10 minučių, iššūkis įvykdytas, viskas padaryta. Ir nieks nelaukia. Ąžuolo vainiko, Kur? Anei niekur. Vanago laukėt, Baciuškos laukėt. Vaidoto žalos laukėt. Bišk mažiau, Jo. bet ne tiek. Ta prasme, Jokio plakato jums pavyko, jūs taikliausi. mane nustebino jau tai, kad niekas neišlydėjo mūsų, bet kad niekas nepasitiko grįžtant, čia išmušė. Tai tu dar palauk, manęs net namuose nepasitys, nieks grįžtum. Ir neišlydėjo Ir niekas. net neišlydėjo. Išlydėjo tai prieš kiek laiko, Nu. bet jau nieks nebepasitinka. Bet faktas lieka faktų. Įveikta dar viena ir šiaip tai, beje, nepasveikinom jūsų. Taigi čia yra jubiliejinė 10 arba X mūsų paros serija. Nu, Taip tu romėniškai juokauji gal. 10 rodosi. Nu, tu durnas Ne? gal esi. Ar tu juokauji? Ne taip romėniškai 10. Ne, aišku, nefilmuojam. Tiek tai rūpi visiems, eikit kiaurai kamerą. Eikit, mes jį nefilmuojam, kiaurai kamerą. Ačiū, kad Tai atšaukit visus Patreonus, atšaukit viską. Taip, Atšaukit viską, žinot ką? Šitą seriją, taip, Aš išeinu iš kiemo draugų. Neklausykite, Valda. Aš išeinu iš kiemo draugų. Neišeini, tu gasni mane po kiekvienos serijos. Einu ten, kuris Safas yra. Tu pamiršta Safą. Safos avija katastrofai žuvo. Ačiū visiems gerbėmėjai, kad žiūrit, remkit mus Patreon'e ir taip serijas galėsit pamatyti Kam pirmieji. tu čia dar kalbi, nei čia kam įdomu. 10 serija, nei ąžuolo vainiko, nei eilių prorosto. Einam, nu gerai, kažkada bus. Nebesižemink savęs. Gerai, šiaip žinai ką, Nebesižemink žinot ką, savęs, jo. čiulpkit Va, viskas. Mes išeinam iš kiemo draugų, už peeping čiulpkit. lieka Joris kiemo drauguose. Viskas.